Labas vakaras visiems, labai džiaugiuosi būdamas čia. Vakare mes gavome kartu su profesorium laiškus, kuriuose buvo kalba, kurią mes turėtume čia dabar šmaikščiai susimėtyti. Bet profesoriui leidus, aš norėčiau papasakoti jums apie šiek tiek kitokį laišką, kuris mane pasiekė prieš 3 dienas ir jis mane labai neramina. Ir aš tiesiog galvoju, jeigu esu čia, tai aš noriu šnekėti apie tai, o ne apie tai, ką man rašė. Aš sakiau, kad bus netikėtumų ir staigmenų. Ta laišką aš gavau iš žmogaus, kuris gyvena provincijoje ir laiškas yra toks. Labas, žinau, kad tu ko gero turi rimtesnių reikalų, nei atrašyti man ir ko gero atsibodo atsakinėti klausimus, bet noriu paklausti, kaip susimti ir nustoti galvoti apie savižudybę. Nes nebematau kitos išeities gyvenime, esu dideliai duobėjai, tu mano autoritetas. Gavau šitą laišką ir, kaip sakiau, jis mane nepaleidžia visas 3 dienas. Aš reagavau iš karto, aš pasiaiškinau, kas tai per žmogus, kokia tai yra situacija. Tai yra mergina iš provincijos, kuri neturi artimųjų, kur yra tiesiog tokia klasika. Blogi santykiai su tėvais, nėra draugų, nėra artimųjų, palikęs draugas, kurį sakė su juo neprasidėti, jos visa šeima, dėl to visa šeima nusisukus ir galiausiai finansinės problemos, žmogus skolose. Ir aišku, aš jai patariau tai, ką galėjau patarti tuo metu, tai pasakiau, kad dėl šitų minčių reikia kreiptis į specialistus, psichologinės pagalbos, aš jai suradau kontaktą dėl darbo užsienį, kad galbūt pakeisti aplinką, greičiau užsidirbti pinigų, gražinti tas skolas. Bet visas 3 dienas man neaišku, ar to užtenka. Ir man labai baisu, nes aš labai nenoriu, kad tas žmogus būtų dar vienas statistinis vienetas šitoj baisioj temoj. Ir man atrodo, mes visi turim įrankius tą keisti. Ir turim įrankius tą keisti ne tik tai tie nuostabūs žmonės, kurie šį vakar yra apdovanojami už tuos didelius darbus, kuriuos jie padaro. Rūta Meilutytė, mokslininkai. Bet ir žmonės, kurie yra tokie kaip mes, kurie stumdo orą, nieko naudingo neveikia. Nes pasakysiu naudingo, aš kartais tiesiog apie save taip galvoju. Nieko apčiuopiamo nesukuria, bet kažkodėl yra žinomi ir kažkam tu tampi galbūt to paskutiniu atramos tašku, kas yra absoliutus neįtikėtumas ir didžiulė atsakomybė. Ir aš noriu paprašyti visų, kurie mane dabar girdi. Būkim labiau jautrus. Būkim labiau įsiklausantis ir girdintis tos ženklus, kuriuos taip dažnai mums siunčia tie žmonės. Būkim mažiau pochuistai, kokiais verčia mus būti aplinka kartais. Ir tada viskas bus gerai. Gal gerai bus ne taip greitai, aš žinau, kad gerai bus tikrai ateityje, nes aš duodu 100%, kad mes būsim ta karta, kuri užaugins kitą kartą, kuri bus labiau įsiklausanti, labiau jautri ir labiau mylinti, negu esame mes.